Jūs neturite nieko pykti. Jei jūs ant ko nors pykstat, jūs švaistot gyvenimą veltui. Jūs atiduodat gyvenimą demonams. Mumise yra šviesa ir tamsa. Ir jeigu jūs pykstat ar turit ant ko nors nuoskaudą, jūs įkalintas. Iš jūsų atiminėja gyvenimą. Ir pas mumi būsenos, ir rojaus būsena galvoj, ir pragaro būsena. Tas būsenas nustato mūsų vibracijos. Tas būsenas nustato čakrinės energijos ant stuburo. Jei daug energijos ant stuburo, mes rojui. Jei mažai energijos ant stuburo, energijos į smegenis mažai ateina, mes depresijose. Ir kada mes pradedam mylėti, kada mes pradedam juoktis, kada mes pradedam džiaugtis, mes papuolam į rojaus būseną. Šitą galvoj būseną skaitosi rojus. Mes turim būti visą laiką rojaus būsenoj. Tada visos ląstelės, visas organizmas užsimano gyventi. Rojaus būsena sukelia tam tikros vaistažolės. Jūs negalit gyvenimo švaistyti demonam. Jūs turit džiaugtis, jūs turit mylėti, jūs turit juoktis, jūs turit šokti. Šokis tai gyvenimo išraiška. Šokis tai gyvenimo stilius. Šokis tai gyvenimo būdas. Sielos išraiška iš vidaus į išorę. Šokit, kuo sunkiau, tuo daugiau šokit. Šokit, garsinkit muziką. Juokitės, kvatokit ir dūkit. Ir jūs papulsit į rojaus būseną. Šita rojaus būsena vaikystės būsena yra. Mes turim kvailioti, mes turim džiaugtis, mes turim juoktis. Mes negalim bijoti, mes negalim drebėti, mes negalim viens kitam pavydėti. Mes turim džiaugtis. Mums nėra ko pavydėti viens kitiem. Mes viską turim. Mums visko užtenka. Mums nereik žiūrėti, kaip kiti gyvena. Mums nereiktų skraidančių malūnsparnių su skraidančio aikštelį. Juk dvasinė laimė yra miškas, ir beržynas, yra kaimas. Dabar aš vaikštau be galo laimingas. Iki tokio lygio laimė ima. Kada tavo būsenoj rojus galvoj, tu iš laimės pradedi verkti. Laimės ašaros sprogdina atomus, pratęsia ilgą amžiškumą. Meilės, laimės ašaros, kada jos trykšta dienoj 2-3 kartus, tu ir papuoli į tą rojaus būseną. Mane gali pravirkdinti siūbuojantis beržai viršuj. Mane gali pravirkdinti iššokęs kažkoks gyvūnas iš krūmų. Mane gali pravirkdinti nata kažkokia skani, įbėgus į galvą, išgirsta. Aš kaip niekad noriu gyventi. Tai ir dvasiškumas. Tai ir laimė viduje. Ir tos laimės neįmanoma užfundyti su pinigais. Ja tik galima užsitaisyti meilę, laimę, juoku. Suprantat? Čia ir protėvių išmintis, čia ne aš sukalbojau. Visi išminčiai tą patį šneka. Jūs turit mylėti, džiaugtis, juoktis. Jūs negalit skubėti, pavydėti. Jūs negalit turėti nuoskaudų. Jūs negalit pykti. Jūs negalit nervuotis. Mes Dievo kūriniai, kurie turi juoktis ir kvatoti. Pažiūrėkit, kokią stebuklingą vietą. Ko man liūdėti. Rankas, kojas turiu. Energijos turiu. Skirsiu energiją į tam tikrą tašką. Ateis atlygis. Veik, ką nori, ateis atlygis. Gamta, juokas, laisvė. Miškas, gyvūnai. Kaimas. Aš jaučiu kitų žmonių aurą. Kada aš būnu mieste, kitų žmonių auros tiesiog baisios, tiesiog jau susitraukia. Aplink linksmą, fainą žmogų buvo 8 metrų aura, aplink jį 8 metrų aura, kaip dabar aplink mane. Laimingas žmogus ėjo ir jį visi atsisukdavo, jis spindi, jis pakylėtas, jis tiesiog antgamtiška jėga nuo jo eina. Bioenergetinis laukas aplink jį sudidėja, jis gali deginti toj būsenui kitus demonus, jis nenugalimas. Į jį nieks negali įsiveršti toj būsenai. Tik pradedi drebėti, bijoti, verkti. Viskas tu pažeidžiamas, bioenergetinis laukas mirksi. Energijos nukrenta, depresija, stresas, baimė, siaubas, drebėjimas. Mums sukelia žemas vibracijas. Tos žemos vibracijos suaktyvina vidinius demonus. Tie demonai įneša mums į galvą žemas vibracijas ir mes atsirandam pragaro būsenoje.
pragaro būsena, neurologinės ligos, nemigas, stresas. Visas tas būsenas įnešinėja per mitybą. Mityba su benzoliniais junginiais žudo kūną, protą ir energijas. Ir tada aktyvina demonus. Visi benzoliniai junginiai, visos tabletės neurologinės, kur gydo neurologinės ligas, visi antidepresantai yra demonų tabletės, demonų maistelis. Ir per jūsų akis transliuoja visą realybę. Ir užsilipęs jums ant pakaušio, jisai siunčia jums savo mintis. Ir jūs jas priimat už savo. Ir jis jums siunčia baimę, nerimą, skausmą, abejonės. Ir jūs priimat už tas mintis, už savo mintis. Kuo daugiau geri antidepresantinių tablečių, tuo tu silpnėjai. Žiūrėkit, gerėt antidepresantinę tabletę, tas demonas sako, jau man jau atsibodo ta antidepresantinė tabletė, jau tu daug kartų man ją davėjai, duok man kitą. Ir jūs einat pas gydytoją, jums dar vieną darašo tabletę ir vėl lyg pagerėja. Bet pagerėjimo tai nėra, iš tikro vien blogėja. Ir taip žmogus dasivaro iki beprotystės, gali ir durnyne atsidurti. Neurologinės ligos durnyne yra demonų visos ligos. Neurologinės ligos yra energija. Energija protė yra demonai. Taip, kad žmonės, aš tiesiog žinau, kaip veikia šitas mūsų kūnas iš protėvių. Kas norit, pasijuokit, o kas norit, paklausykit, kažko pasimokinkit.